Sveiki atvykę į saulėtąją Klaipėdą, į vienintelį Lietuvoje jūrinį universitetą. Šiandien parodysime, kodėl gera studijuoti prie jūros. Aula Magna yra ne tik naujausia ir moderniausia Klaipėdos universiteto auditorija, bet ir vieta, kurioje vyksta pirmoji kiekvieno studento paskaita. Taigi čia kiekvienas moksleivis tampa studentu. Štai čia, būtent šioje konferencijų salėje vieną dieną Klaipėdos universiteto studentų sąjungos lyderiams gimė idėja rengti viešas paskaitas, kurių metu studentai turi galimybę betarpiškai bendrauti su mūsų universiteto vadovybe. Būtent taip, besidalindami idėjomis, mes kūrėme bendrą universiteto ateitį. Taigi, stovime Klaipėdoje prie Švyturio menų doko, kuriame vyksta kultūriniai renginiai, koncertai. Visą tai sušildo kiekvieno klaipėdiečio, studento ir miestiečio širdis ir sielas. Užeikime kartu į vidų. Meno ratas – Lietuvos studentų sąjungos patvirtintas projektas. Projekto metu yra jungiama kelios meno rūšys – šokis, vaidyba, tapyba bei dizainas. Šis renginys įtrauks jaunimą kurti ir savo kūrybą pademonstruoti viešai. Renginio tikslas – skatinti studentų ir mokinių domėjimąsi kultūra, mados naujovėmis, kuriant. Sola – tai muzikinis projektas, skirtas Klaipėdos regiono muzikuojančiam ir meninę veiklą užsiimančiam jaunimui. Projektas vykdomas jau 5 metus. Projekte gali dalyvauti dainuojantis ir įvairiais muzikiniais instrumentais grojantis jaunuoliai nuo 14 iki 29 metų. Turbūt iš visos universiteto bendruomenės esate tas žmogus, kuris yra arčiausiai jūros. Netiesa. Yra ir artimesnių jūrai, arba, sakykime taip, Klaipėdos universitete yra pakankamai daug artimų jūrai, net šlapių žmonių. Tai tarkim, aš prie tų šlapių žmonių save priskirčiau. Bet mūsų yra ne taip mažai ir tai yra labai gerai. Ir kolegos, ir profesūra, ir doktorantai, ir studentai, kurie užsiminėja jūros ekologija, jūros biologija, tai dalykai. Bet yra ir grupė žmonių, kurie dirba ponijos archeologijos srity. Nes matot, skirtingai nuo tų turistų, kurie važiuoja į šiltas, gražias jūras, žiūrėti žuvyčių, koralų, mūsų darbas yra prastesnis žymiai. Nes mes dirbam Baltijos jūroje, mes savęs nelaikom labai, kaip sako, kietais narais, nes mūsų tikslas nėra panerti kiek galint giliau, mūsų tikslas yra kažką padaryti. Yra būtent tyrimai jūroje, paieškos. Dažniausiai tai būna nuskendę laivai įvairūs. Ir mediniai, 18-19 amžiaus laivai, kurių vis atsiranda kasmet tai po vieną, tai po du naujus nežinomus. Tai yra tos vadinamos industrinės epochos laivai. Didesnė dalis jų yra Antro pasaulinio karo metai, žuvę laivai, dažniausiai transportai, pagalbiniai laivai, vienas kitas karo laivas. Bet tai vėlgi yra, kalba eina apie 20 amžių, bet randam ir įdomesnių dalykų. Patys vertingiausi radiniai, mano supratimu, tai yra pastaraisiais metais atrasti senieji krantai, senųjų krantų reliktai. O dar geriau senieji miškai. Ties juodkrantė, maždaug 14 km nuo kranto, 26-29 metrų gylį yra išlikęs miškas. Šito miško datos yra 9 tūkstantmetis prieš Kristų. Tai yra 8500 kažkas 500 metų, 8200 metų prieš Kristų. Tai yra tuo metu, kai Baltijos jūra buvo nuslūgusi daugiau kaip 30 metrų, tuo metu ten buvo sausuma, ten augo miškai, ten lakstė kažkokie žvėris ir mes tikimės, kad ten vaikščiojo ir žmonės, kažką veikia ir gyvena. Tai mūsų artimiausias ir svarbiausias turbūt tikslas būtų surasti tų žmonių pėdsakus, o tai būtų ankstyvojo mezolito žmonės. Tokius darbelius dirba Klaipėdos universiteto poniniai archeologai. Klaipėdos universitete studijuoja tie, kurie negali gyventi be jūros. Be vėjo, Be burių ir tie, kurie nebijo sušlapti kojų. Klaipėdos uostas – tai Lietuvos vartai į pasaulį. Studijuojant mūsų universitete, net ir ambicingiausiam jūsų idėjom bus lemta išplaukti į platesnius vandenis. Susitikim prie jūros!